Sveiki, aš esu Eglė Gabrėnienė, nemokumo administratorė dirbu jau daugiau kaip 10 metų. Noriu pasidalinti su jumis savo patirtimi ir įžvalgomis apie fizinių ir juridinių asmenų bankroto procesus. Prieš keliantis fizinio asmens bankroto bylą labai svarbu įsivertinti, ar nėra kliūčių šiai bankroto bylai iškelti, kadangi fizinis asmuo turi atitikti tam tikrus kriterijus. Kokiegi tie kriterijai? Kriterijus numeris 1 – tai yra skolų dydis. Pažymėtina, kad bankroto byla yra keliama tik tokiam asmeniui, pas kurį pradelstų skolų yra daugiau negu 25 mma. Tai yra 2024 metais apie 23 tūkstančius eurų ir 2025 metais tai bus beveik 26 tūkstančiai eurų. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad į šias sumas neįsiskaičiuoja nenurašomos skolos. Kasgi yra tos nenurašomos skolos? Nenurašomos skolos yra išlaikymo įsiskolinimas, tai yra baudos už įvairių įstatymų pažeidimus, tame tarpe kriminalinės baudos, administracinių nusižengimų baudos, taip pat yra nenurašomas nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. Tai reiškia, kad jeigu jums buvo pareikštas ieškinys baudžiamojoje byloje, ši suma, kuri buvo priteista, taip pat fizinio asmens bankroto byloje negalės būti nurašoma. Keliant bankroto bylą, fiziniam asmeniui teismas taip pat vertina, ar paskutinius 3 metus asmuo nesudarė kažkokių tai sandorių, kurie pažeistų kreditorių interesus. Kaip vieną iš tokių sandorių pavyzdžių galima pateikti, sakykime, palikimo atsisakymas. Tai irgi yra vienašalis sandoris, kuriuo atsisakoma turto, į kurį kreditoriai galbūt galėtų nukreipti savo išieškojimą, tai galbūt yra kažkokio asmeninio turto pardavimas, perleidimas, dovanojimas ir panašiai. Tai tikrinami yra paskutiniai 3 metai. Na ir kaipgi be piktnaudžiavimo. Piktnaudžiavimas narkotinėm medžiagom, alkoholiu, azartiniais lošimais, tai yra visos tos priežastys, kodėl teismas gali neiškelti bankroto bylos, jeigu būtent dėl tokio piktnaudžiavimo žmogus tapo nemokus. Tačiau iš karto atkreipsiu dėmesį, kad nesu dar susidūrus nei su vienu atveju, kai žmogus taptų nemokus būtent dėl tokio piktnaudžiavimo, ir kreiptųsi dėl bankroto bylos iškėlimo. Greičiausiai taip yra todėl, kad įrodyti, kad būtent, sakykime, kažkokie tai kvaišalai, priklausomybės privedė prie neatsakingo skolinimosi ir kažkokių tai įsipareigojimų prisiėmimo, yra tikrai labai sudėtinga, nebent asmuo tikrai ilgą laiką yra įrašytas į kažkokias tai įskaitas ir yra kreditorių, kurie tikrai gali tokius faktus paliudyti. Kita priežastis neiškelti bankroto bylos fiziniam asmeniui, tai yra neišnykęs teistumas dėl tam tikrų finansinių nusikaltimų, jeigu dėl jų žmogus tapo nemokus. Sakykime, tai buvo tyčinis bankrotas, apgaulingas apskaitos vedimas ir panašiai. Ir jeigu būtent tokios nusikalstamos veikos, nusikalstami nusižengimai sukėlė žmogaus nemokumą ir tas teistumas neišnyko, žmogus bankrutuoti negalės. Fizinio asmens bankroto byla yra neiškeliama, jeigu nuo praėjusio fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo ar pabaigimo nepraėjo 10 metų. Sakykime, bankroto byla yra nutraukiama, tai reikia laukti po to nutraukimo 10 metų, išskyrus, jeigu bankroto byla yra nutraukiama nepatvirtinus plano arba dėl to, kad buvo iškelta individualia įmonė, kurios dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla. Ir vėl tos individualios įmonės. Individuali įmonė yra tokia įmonės veiklos rūšis, kur įmonės dalyvio turtas yra neatskirtas nuo įmonės turto. Tikrai yra
nedėkinga įmonės rūšis, nesakykime, jeigu bankrutuoja juridinis asmuo, būtent tai individuali įmonė, tai jos dalyvis, tai yra individualios įmonės savininkas, bankrutuoti negalės tol, kol nepasibaigs tos individualios įmonės bankroto byla. Tai įsivaizduojat, kiek tai papildomai užima laiko. Tai vadinasi, jeigu prasideda bankroto byla individualiai įmoniai, visų pirma yra tenkinami visi kreditorių reikalavimai iš įmonės savininko turto ir tik tai pabaigus tą bankroto bylą galima toliau imtis fizinio asmens bankroto bylos. Esu turėjus tokius kelis atvejus ir tikrai laiko atžvilgiu tai žmonėms yra labai nepalanku.